Sveiki! Šį kartą laidoje išvysite keisčiausius, neįprasčiausius pastatus pasaulyje. Labai neįprastai atrodantis ir vėliau visame pasaulyje dėl savo keistumo išgarsėję pastatai dažniausiai nebūna tik paprastas architektų kaprizas. Vieni jų gimsta norint sujungti šiuolaikinę inžineriją su tradicijomis ir kraštovaizdžiu, kiti kaip neįprastas būdas parodyti prekės ženklą, treti kaip tam tikras nacionalinis pažangos manifestas. Jei patiks ši laida, nepamirškite paspausti patinka, pakomentuoti ir prenumeruoti kanalą Maistas smegenims. O jeigu turite pasiūlymų naujoms temoms, savo idėjas irgi palikite komentaruose. Akmenų namas. Portugalijoje stovintis namas Casa do Penedo lietuviškai reiškia akmenų namą, tačiam pastatui toks pavadinimas tikrai tinka. Akmenų namas stovi netoli kelio Fafės miestelio apylinkėse, Portugalijoje, ir iš toli traukia pravažiuojančių keleivių žvilgsnį, nes atrodo tarsi išskaptuotas iš didžiulio akmens. Šio neįprasto namo statyba prasidėjo 1972-aisiais, kai pasiturintys portugalai užsimanė išskirtinio būsto, kuris ne tik pasižymėtų išskirtinę architektūrą, bet ir susilietų su gamta. Milžiniški rieduliai, kuriuos panaudojant ir buvo suformuoti namo kampai, buvo rasti vietoje. Net ir stogo konstrukcijai bei sienoms buvo panaudoti vietoje rasti akmenys. Mūrinės sienos taip pat puikiai susiliejo su milžiniškais akmenimis, taip sukuriant iliuziją, tarsi visas pastatas būtų gamtos dalimi. Visgi noras turėti tokį išskirtinį namą pareikalavo savų minusų. Didžiuliai kampuose esantys akmeniai sukuria šešėlius, kurie aptemdo namo langus, o viduje žiemą yra labai šalta, net ir kūrenant krosnelę. Be to, namelyje nėra jokios elektros. Tad nenuostabu, kad vasarnami turėjęs tapti akmenų namas galiausiai virto visai negyvenamu ir dabar jis naudojamas tik ekskursijoms. Namo viduje turistai gali apžiūrėti įvairias nuotraukas ir daiktus susijusius su šiuo neįprastu statiniu. Šokantis namas. Tuščioje krantinės vietoje Prahos centre 1996-aisiais buvo pastatytas šokantis namas, kuris iš pradžių vadintas Fredu ir Ginger, nes dėl savo neįprastų formų priminė du baleto šokėjus, besisukančius ratu. Tiesa, vėliau pastatą imta vadinti tiesiog šokančiu namu. Statant šokantį namą kilo daug diskusijų ir abejonių, ar toks pastatas tikrai derės prie bendros architektūros, tačiau įgyvendinus projektą visa kritika nutilo. Dabar pastate yra kelių įmonių biurai, o ant stogo aukštai vertinamas prancūzų restoranas su didingais vaizdais į Prahos pilies pusę. Miško spiralė. Miško spirale vadinamas gyvenamųjų butų kompleksas stovi Darmštato mieste Vokietijoje, kur jis buvo pilnai užbaigtas 2000-aisiais. 12 aukštų pastate įrengta daugiau nei 1000 vienetinių langų, kurių nei vienas nėra toks pats. Šimtai spalvotų stikliukų koliažų, išskirtinės durų rankenos, blizgūs kupolai. Akį taip pat traukia žaliasis stogas, ant kurio želia klevai ir citrinmedžiai bei supiltas paplūdimys. Šiame neįprastai atrodančiame komplekse yra 105 butai. Seniau viršutinėje pastato dalyje buvo įsikūrę restoranai, kavinės ir barai, tačiau šiuo metu lankytojams skirtų pramogų jau nebėra. Veidrodinis kubas. Veidrodinis kubas Švedijoje buvo pastatytas 2010-aisiais kaip atskiras medžių viešbučio kambarys, įrengtas medžiuose. Kubo formos pastato sienos yra vos 4 metrų ilgio ir pločio, todėl kambarys yra tinkamas apsistoti 2 žmonėms. Šis pastatas sulaukia daug dėmesio ne todėl, kad yra tarsi namelis medyje, o dėl savo veidrodinių sienų, kurios atspindi dangų bei mišką, taip padėdamos jam ko netapti nematomu. Beje, nors sienos ir yra veidrodinės, šio pastato kūrėjai visgi pagalvojo apie paukščių saugumą ir rinkosi specialias medžiagas, kurios matomos paukščiams, kad šie netyčia neatsitrenktų į veidrodinę atspindį. Naktis šiame keistame veidrodinėme kube kainuoja nuo 645 eurų. Longebege pintinė. Daugiau nei 16,7 tūkstančių kvadratinių metrų ploto pintinė buvo pastatyta pintus krepšius ir kitus pintus daiktus gaminančios kompanijos užsakymu.
Ši didžiausia pintinė pasaulyje neabejotinai tapo labai aiškia reklama, kasgi vyksta pastato viduje. Pastatas buvo užbaigtas 1997-aisiais, tačiau jo statyba buvo gan sudėtinga, nes viršutiniai aukštai buvo platesni nei apatiniai, o vien pintinės rankenos sveria apie 150 tonų. Beje, žiemą jos šildomos, kad nesusidarytų varvekliai ir nekristų ant stogo. Tiesa, vis prasčiau besiverčianti pintinės gaminanti kompanija 2016-aisiais galutinai išsikraustė iš šio neįprasto pastato ir galiausiai jis buvo parduotas naujam savininkui. Čia buvo planuojama įkurti prabangų viešbutį, tačiau tokie planai taip ir nevirto realybę, nes teigiama, kad koronaviruso pandemija sužlugdė visus planus. Tiesa, savininkas vis dar neatsisako minties, jog ateityje milžiniška pintinė atgims naujam gyvenimui. Ande restoranas. Šis 2019-aisiais Norvegijoje duris atvėręs restoranas iš išorės atrodo taip, tarytum skęstų jūroje, tačiau iš tiesų jis yra pirmasis restoranas po vandeniu Europoje ir trečiasis visame pasaulyje. Restorano lankytojai viduje gali grožėtis povandeniniu pasauliu, kol mėgaujasi skaniais patiekalais. Mat pastatas ne tik yra 5,5 metro po vandeniu, bet ir turi milžinišką stiklinę sieną, leidžiančią be vargo matyti, kas vyksta už jos. Valgomoji erdvė yra 495 kvadratinių metrų, tad šis restoranas yra didžiausias povandeninis restoranas visame pasaulyje, galintis vienu metu aptarnauti 40 žmonių. Beje, šis pastatas taip pat atlieka jūrų laboratorijos vaidmenį, palengvinant jūrų biologijos tyrimus. Guangdžou ratas. Guangdžou ratas yra 33 aukštų, apie 138 metrų aukščio komercinių biurų pastatas ant Perlo upės kranto, Guangdžou mieste Kinijoje. Jis atrodo tarsi milžiniškas ratas ar moneta, stebinantis praeivius ne tik savo apvalia forma, bet ir apvalia skyle pačiame viduryje. Pats kūrėjas tvirtino, jog kopijavo senovinį kinų nefrito diską. Pastato atspindys šalia tekančioje Perlo upėje taip pat primena aštuonetą, o tai Kinijoje simbolizuoja laimę, sėkmę ir turtus. Kubų namai. Ar galėtumėte įsivaizduoti gyvename name, kurio langai ir sienos pasvirusios net 54 laipsnių kampu? O būtent taip 1984-aisiais buvo suprojektuoti kubiniai namai Rotterdame, Olandijoje. Iš išorės jie atrodo lyg žaisliniai Rubiko kubikai. Net 38 kubo formos pastatų kompleksas tikrai patraukė smalsuolių akį. Todėl vienas savininkas nusprendė atidaryti demonstracinį kubą, leisdamas smalsuoliams užeiti į vidų. Apsukrus savininkas užsidirba pragyvenimui vien iš tokių ekskursijų. Didesniuose kubuose dabar veikia nakvynės namai, taip pat atidarytas meno klubas ir šachmatų figūrų muziejus. Žuvies formos pastatas. Tai administracinis pastatas Indijoje, kuris buvo baigtas statyti 2012 metais. Žuvies formos pastate, kaip ir pridera, įsikūrė nacionalinė žuvininkystės plėtros vadyba. Milžiniškas žuvies formos pastatas turi pelekus, o ryškios akys šviečia naktį. Be to, naktį pastatas apšviečiamas mėlynu apšvietimu, sukuriančia įspūdingą iliuziją, jog gigantiška žuvis iš tiesų plaukia miesto gatve. Atomiumas. 1958-aisiais pasaulio mugėj Briuselyje pastatytas atomiumas iš pirmo žvilgsnio atrodo kaip milžiniška mokslinė skulptūra, simbolizuojanti geležies kristalo molekulę, bet iš tiesų tai pastatas, kuriame gali apsilankyti kiekvienas. Į šios 165 milijardų kartų padidintos geležies molekulės atomus galima patekti per juos jungiančius vamzdžius, liftą, o atsidūrus pačiame aukščiausiame burbule plačiai atsiveria Briuselio panorama. Įdomu tai, kad šį statinį ketinta nugriauti iškart po parodos, tačiau jis buvo toks populiarus, kad nuspręsta jį palikti. Aliuminio plokštės buvo pakeistos nerūdijančio plieno, o pats neįprastas pastatas tapo nacionaliniu Belgijos simboliu. Atomiumo viduje taip pat įsikūrė muziejus, parodų centras ir restoranas.
Habitat 67. Modulinių gyvenamųjų pastatų kompleksas gimė kaip pasaulinės parodos eksperimentas. Šis kompleksas buvo užbaigtas 1967-aisiais. Tokiu itin neįprastai atrodančiu kompleksu buvo mėginta sujungti privačių namų teikiamą kokybę ir individualumą su didžiulė daugiabučių struktūra. Kompleksą sudaro 354 identiški, tarpusavyje sujungti ir vienas ant kito sustatyti kubai, kuriuose įrengta beveik 150 apartamentų. Šie betoniniai blokai sudaro dar iki šiol niekur nematytą milžinišką 3 dimensijų struktūrą, o daugiabučių gyventojai tokiu būdu gavo terasas ir savotišką individualaus namo pojūtį. Beje, nors kompleksas yra gyvenamasis, tačiau gidai veda periodiškas ekskursijas, kurių metu pašaliniai smalsautojai gali pamatyti komplekso koridorius, terasas ir dalį interjero. Nakadžin kapsulių bokštas. 1972-aisiais baigtas Nakadžin kapsulių bokštas buvo viena radikaliausių metabolizmo architektūros idėjų. Bokštą sudarė 140 kapsulių, kurios buvo paruoštos gamykloje ir tik vėliau nugabentos į reikiamą vietą bei pritvirtintos prie rėmo. Kiekvienoje kapsulėje buvo vos po vieną 10 kvadratinių metrų kambarį su vienu apvaliu langu. Pastatas ne tik atrodė neįprastai, bet ir stebino savo laikinumo idėją, nes pagal statinio autoriaus pirminę viziją kapsulės turėjo būti keičiamos kas 25 metus. Deja, kapsulės taip niekada ir nebuvo pakeistos ar tinkamai remontuojamos, todėl ilgainiui pastatas darėsi vis labiau pavojingas. Galiausiai 2022-aisiais bokštas buvo išardytas, tad realaus pastato Tokijoje nebėra. Tačiau jis buvo išsaugotas virtualiai, dokumentuojant visus pastato duomenis, atliekant matavimus, darant daugybę nuotraukų, vaizdo įrašų ir 3D skenavimą. Taip pat dalis kapsulių išsaugota ir restauruota ekspozicijoms. Magiškas kalnų viešbutis. Šis ekologiškas viešbutis įsikūręs viduryje UNESCO saugomo Huilo Huilo biologinio rezervato Čilėje. Jo statymui buvo naudojama vietinė mediena ir akmuo. 2004 metais pradėjusio veikti viešbučio viduje yra dirbtinis vulkanas, iš kurio išsiveržė vanduo ir teka žemyn per pastato šonus tarp svečių langų, iki pat apačioje augančios vešlios džiunglių lapijos. Viešbučio svečiai taip pat gali mėgautis ne tik neįprastai atrodančių viešbučių, bet ir jį supančia gamta, mat viešbutis įsikūręs vidury miško, o svečiams siūlomos įvairios pramogos, įskaitant mini golfo aikštyną, jodinėjimą žirgais, žygius pėsčiomis ir panašiai. Beje, tam, kad patektų į viešbutį, atvykėliai turi pereiti kabantį tiltą. Azerbaidžano kilimų muziejus. Azerbaidžano sostinėje Baku 1967-aisiais buvo įkurtas kilimų muziejus, skirtas vienai giliausiai įsišaknijusių ir mylimiausių šalies tradicijų – kilimų menui. Tiesa, į neįprastą, susukto kilimo formos pastatą muziejus persikėlė daug vėliau, 2014-aisiais. Meno kūriniu tapęs pastatas buvo įkvėptas valcuoto kilimo, taip pat spindint šios temos unikalumą ir novatoriškumą. Beje, kilimų muziejus vis dar sėkmingai veikia, tad šį pastatą galima apžiūrėti ne tik iš išorės, bet ir iš vidaus, drauge susipažįstant su Azerbaidžano kilimų gaminimo meno istorija. Nautilus namas. Meksikoje stovintis kriauklės formos netradicinės išvaizdos namas buvo baigtas dar 2006-aisiais. Šis neįprastas namas buvo sukurtas vienai šeimai, kuri nebenorėjo gyventi įprastose namuose. Namas pilnas stiklo mozaikų, kurios atspindi įvairias spalvas į namo vidų. Pastatas buvo pastatytas naudojant bioarchitektūros ir ekologijos principus. Namo eksterjeras, formos ir apdailos medžiagos padeda statiniui visiškai integruotis į gamtovaizdį, o vidus irgi labai įdomus ir neįprastas, nes jis pilnas skirtingų išlinkimų, spiralių ir kitų neįprastų formų. Kreivas namas. Lenkijoje stovintis namas, vadinamas tiesiog kreivų namu,
primena tikrą pasakų namelį. Net ir patys projekto kūrėjai yra pripažinę, kad įkvėpimo šaltiniu jiems tapo populiaraus lenkų dailininko vaikiškų pasakų iliustracijos. Kreivas namas buvo pastatytas dar 2004-aisiais ir greitai tapo viena pagrindinių Sopoto miesto lankomų vietų. Beje, šis pastatas buvo pripažintas geriausiu Lenkijos architektūros išradimu. Ir nors kreivas namas atrodo įžaislinis ir labai nestabilus, iš tiesų jis visiškai realus ir iki šiol naudojamas. Šiuo metu jame veikia kavinė. Burbulų namai. Prancūzijoje stovintis burbulų namai tai ikoniškas organinės architektūros pavyzdys, kuriam būdingos tarpusavyje susijusios sferinės formos, sklandžiai pereinančios vieną į kitą. Rezidencijos širdyje glūdi ramus sodas su kriokliu ir upeliu, apsuptas palmių ir vešlios egzotinės augmenijos. Namai išradingai įrengti su įmontuotais, erdvę taupančiais baldais, spintelėmis ir lentynomis, kurios harmoningai dera su išlenktu interjeru. Iš burbulų namų atsiveria platus panoraminiai Viduržemio jūros vaizdai, o naktį galima stebėti žvaigždes net neišeinant į lauką. Šie dar 1960-aisiais sukurti burbulų namai Prancūzijos kultūros ministerijos buvo pripažinti istoriniu paminklu. Beje, įdomių pastatų galima rasti ir Lietuvoje. Pavyzdžiui, tikriausiai daug kas žinote apie namą aukštyn kojomis Anykščiuose ar Druskininkuose, arba Kaune stovintį verslo centrą 1000, su ant statinio specialiais emalės dažais išpieštu 1000 litų banknotu. Na, bet šiam kartui tiek. Nepamirškite paspausti patinka, pakomentuoti ir prenumeruoti kanalą Maistas smegenims. Iki susitikimo kitoje laidoje.